Sveiki draugai, sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Richardu. Smiltynė, draugai, Smiltynė turbūt pati geriausia vieta poilsiauti su šeima. Atvažiavom poilsio su kolektyvu, kaip sakant. Labai gera vieta tuo, kad aš asmeniškai, realiai nemyliu voliotis paplūdimiuose. Nekenčiu aš tos saulės ir man visai maudytis nepatinka. Vandenį tegul maudosi žuvis, o mes žuvį gaudysim. Tai va, žmona į pliažą, aš žvejoti. Vienas į kairę, kitas į dešinę. Viskas, puikumėlis, ten pliažinasi, čia žvejojame. Vėliau susitinkam ir leidžiame laiką kartu, kaip sakant, visą vakarą galima būti kartu. Nu tai va. Tai va, pabandysim pažvejoti Smiltynėje. Žmonių nulis, nieko nėra, nei vieno žmogaus, jėgų jėga. Karšiai kupros kaišioja, karšiai yra 100%. Nu ką, pabandysim, pažiūrėsim ir mums pasiseks pagauti. Einam, žiūrim, bandom, gaudom. Šios dienos jaukas pas mus bus Italikso Sweet Feeder Bream. Fižlymo Sweet Bream Pastancino ir Italikso žali džiūvėsėliai su karamelės kvapu. Prasukam. Pirminį drėkinimą darome su vandeniu. Paliekame pabrinkti. Žūklės prekės žvejokelias.com. Žūklės prekės žvejokelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideriai žvejokelias.com. Jaukas pabrinko po pirminio drėkinimo. Ką mes dabar darom? Įmame vandenuko. Būpt, įsipilam. Italikso Romiksas, karamelė. Pusę buteliuko. Labai saldus ir kvapnus produktas. Nu, plius minus, taip, pusytę. Aš jį įpyliau, kartu su vandenuku jisai prasimakaluoja. Ir gerai prasukam. O vėliau, pabrinkus, dapilsime dar tiek vandens, kiek mums reikės, kad davest viską iki tokios normalios konsistencijos, kuri mums bus reikalingas. Atvažiavau vakar iš vakaro čionais pasižiūrėti, tiesiog apsižiūrėti vietų. Pasirinkau tokią patogesnę vietą, kur galima normaliai įsitaisyti su savo tą mikro platformėlę, patogiai atsisėsti ir stebėjau vandenį. Karščio yra, karštis vaikšto, karštis juda. Iššoka, pelekai parodo, bet jisai vaikščiojo visas labai arti, nežinau, čia 15, gal 20 metrų, nu iki 30 maksimum. Šiandieną iš ryto prieš pusrytėlį irgi atlėkiau, nes šias automobiliu važiuoti kelios minutės. Atvažiavau, apsižiūrėjau, situacija ta pati, kaip vakar vakarė, taip ir šiandieną. Tai va, ką mes bandom daryti dabar? Tiesiog dabar užsimetu, pasižiūriu taip, taip metu plius minus 30 metrų, prasibraukau dugną. Pažiūrėsim, gal ką nors rasime, o gal tiesiog džiaugsimės to, kad nerasime nieko, jokio kliuvinio ir mes apsistosime. Vienu žodžiu. Pirmas bandymas – artima distancija. Skanajevo švinas, brūkšt. Labai iš arti. Gylio apie 5 metrus. Čia yra sistemėlė. Inlinas, be jokio atvado, karoliukas ir fiderinė guma. Tai tas momentas, kad matote, kur iš mazga, žymiai aukščiau, apie 10 cm. Ir čia gaunasi toksai dvigubas valas, o tai reiškia, kad mūsų karabinas taip greitai nenutrins, kaip viengubo valo. Ir guma, ir viskas, ir pavadėlis. Kol kas viską darysim taip labai grubiai, labai paprastai, jaukas, iš gyvų.
taip vadinamas skandintas dzikelis. Realiai tai yra tikrai neskandintas, jisai yra vakuumuotas. Jeigu perkate parduotuvėje, jis būna vakuume. Paprasčiausiai, gyvus užvakuumuoja ir įkiša į šaldiklį. Jį galima laisvai kamerai laikyti, viskas su juo labai gerai. Jisai taip yra paruoštas. Bet kažkodėl pas mus visi jį vadina skandintų dzikeliu. Jis neskandintas. Nusiskandinti taipogi galima patiems. Nu va taip mes. Tebūnė tautai malonumas, pavadinkime skandintų. Įmame to skandinto vadinamą, tiksliau sakant, vakuumuoto. Negaliu aš taip. Į jauką, bim bam, bim bam. Ir normaliai mes jo paduodam ant dugno. Penkios šviryklos į tašką ir bandysim palaukti. Dirbam. Kadangi įranga labai lengva ir labai nedaug visko turiu, tai tinginė pančia pavadžiai. 0,12 mm storio, gamakatsu, raudoni, man šitie labai patinka kabliukai, jie kuo puikiausiai dirba Nemunėje, srovėje, stovinčiame vandenyje, tik nežinau, kaip jie čia dabar veiks su savo tą raudoną spalvą, nes gaudysim tikrai ne ant matiliukų, gaudysim, bandysim ant zikelio, ant slekelio. Matiliukų neėmiau, važiuodamas į tokią vietą, kaip sakant, poilsiaut, matiliukus reikia išlaikyti. Apsistojame jachtklube, apartamentuose, kur nėra šaldytuvų. Tai dėl to žinodamas ir neėmiau tiesiog. Dzikelį vakuumuotą, paprastą, čia galima išlaikyti be problemų. Slekelį irgi nutrenkiai kur nors į pavėsį, viskas su juo gerai. Taip, 2 skandinti dzikeliai ant kablių ir 1 gyvas raudonas kontrolinis metimas. Tiksliau sakant, pirmas metimas. Pavadėlis metro ilgio, pradžiai paskui žiūrėsim. Kartais būna šitose vietose, kad 50 cm geriau dirba negu metriukas. Kartais 70. Labai greitas, tiesiog žaibiškas atsiliepimas. 1,5 minutės nepraėjo. Nelabai suprantu, kas per žuvis ant kablio. Bet kažką mes turime. Taip. Pirma susirenka smulkmė. Delno dydžio koja. Visai neblogai. Kaip ant starto, tai visai puikumėlis. Šiandien pas mus principas pagavai paleis iš karto. Labai panašu tai, kad mum nuobodžiauti čia neteks. Smulkios žuvies yra, jinai smulki, ta prasme, virš delno dydžio kojos, tai visai smagiai, kai tokios kimba. Ir atsiliepimas pakankamai greitas, jau, opa. Ačiū, kažkokia tai vikresnė žuvytė. Įtariu, kad ešerys, taip naglas kibimas buvo ir taip dar pasipriešinimas šioks toks yra. Mano įtarimai pasitvirtina. Ešeriokas. Veiksmo yra dabar. Au! Nesibadyk, parazitė. Kiekvieno metimo kibimas ir išlaukimas maks 1,5 minutės. Kažkas bus įdomesnio. Nelabai dar suprantu, kas.
Aha, krūva žolių. Ir teta mama. Mamukas. Gerulė. O, sesė mano mėla, kur tu čia rijai? Praėjo 34 minutės. Kiekvienu metimu ištisai. Koja, šerys, kojytė, kojelė, didesnė koja. Procesas vyko. Gal reikėtų eiti į tolimą distanciją, karščiai ieškoti. Gal jie čia ryte tik tai susibūrioja ir tik kranto ir vakare pasirodo. Nes dabar tik tai, vat, kiek sėdžiu, tik tai ką tik mačiau vieną tą tokį išvišę palei krantą, išsivertė karščius. Daugiau nebuvo nieko. Viskas, koja sugrįžimas jau, jau bado. Nu ir va, ant tame taške vėl ištraukiu kažkokią žuvį. Chebra, man gėda prisipažinti, bet aš jos nepažįstu. Čia kažkokia jūrinė. Nepažįstu aš. Tokiuose vietose aš negaudau. Kažkokia įdomu žuvis. Gal net ir skani. Šiaip jūrinė žuvis man pati skaniausia. Čia pakankamai maža. Nu ką, praktiškai valandą prabėgo. Nu, 11 minučių liko iki valandos, sakykime taip. Nieko mes čia gero nepadarėm su savo skandintais, taip vadinamais. Pabandysim pakarpyti dabar. Pažiūrėsim, kas pasikeis. Nu, sąžiningai pasakysiu, koją tampyti jau nusibodo, vienas kitas ešerys papuola. 2-3 zikelius dedi, kėbimas kaip iš pypkės. Nu va, važiavam dabar jau, su karpytėmis. Ten akmenis, kurio krauna. Arba ten matai, čia tik žvyras, akmuo. Nenuspirš. Nu, rezultato iš pirmos šėryklos tikrai nereikia tikėtis. Padarysim 3, 4, 5 permetimus. O tada žiūrėsim, keisis kas nors ar ne. O! Šliosiukas jau. Efektyvų kibimą davė. Nu ką, panašu, kad pirmas karšelis. Taip, kaip yra, tai karšelis. Ir visai neblogas. Ehei! 3 šėryklos su skandintais karpytais. Ant kablios lieko gabaliukas ir vienas negyvas zikelis. Ir atnešė mum karšelį. Vis dėlto reikia, matote, gyvo reikia pakarpyti. Pasidžiaugiame pirmojų smiltynės karšelių. Ir mes jį, opa, gražiai atgal iškart paleidžiam. Darbas atneša rezultatą. O rezultatas toks. Apsnargliotas visas esu.
Pirmas. Štai tokia kombinacija mums atnešė karšiuką. Atkartojam. Karpyti dzikeliai į šėryklėlę kartu su jauku ir važiuojam atgal į tašką. Ir išlaukimas buvo labai neilgas principė, ten nepilnai 2 minutės. Labai gražus užlankstimas ir karščiokas. Kantrybė ir darbas padaro savo. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Kol kas pas mus muzika stipriai nesikeičia. Sakyčiau, daugiau sureagavo ešeriai į tą karpytą dzikelį, nes po krašelio ištraukiau 4 iš eilės ešerius. O gal jie sureagavo į tai, kad pradėjo ant kablio dėti sliekelį. Jie tiesiog ten budėjo, laukė ir pradėjo valgyti mano tą ant kablio patiktą slieką. Bet, kaip sakant, mes dar vis karpomės, dodam ir tikimės. Labai įdomi situacija. Ešeriai. Koja dingo totaliai. Nėra visiškai kojos. Ant karpytų dzikelių atsistojo ešerių būrelis. Važiuoja vienas paskui kitą. Panašiai kaip su koja. Išlaukimas 1,5 minutės maksimum ir eina. Ir jie pateikėkit godžiai. Nu dar 3, max 4 metimus pasidarau. Ir keisim tašką. Nu reikia kažką daryti. Kiek galima kaifuot su tą pačią žuvim. Pakeičiau tašką. Pabandysim truputėlį pagaudyti iš labai artimos distancijos. 10-12 gal metrų. Nemeravau ant kaliuką tiesiog. Bam, iš akies prasitraukiau. Kliuvinio nėra ir gerai. 5 šeryglos į tašką. Nu ir pirmas metimas. Žiūrim, ką mums atneš. Ten apart ešerio daugiau nieko. Viskas. Stovi ešerys kaip išprotėjęs. Įdomiai ant skandinto, ant karpyto, tiksliau sakant, dzikelio. Nu čia irgi tą pačią muziką padarysim, pasikarpysim, pažiūrėsim, kas mums čia atsistos ant jo. Ilgai nesėdėsim. Pusvalanduką čia ir kraustomės į tolimą distanciją. Vienu žodžiu, ateisim, praeisim visur, pasižiūrėsim, kas kur vyksta, kas kur kimba ir užteks. Lėksim pietukų. Praėjusios savaitės 50 eurų čekio laimėtojas apsipirkti parduotuvėje On Hook Tubertini produkcijos matote pas mane apačioje. Bet žaidimas vis dar tęsiasi, jūs turite šansą laimėti 50 eurų čekį. Raktažodį pasakysiu vėliau. Nu ką, toliau bandom savo eksperimentą artimom taške. Gal čia tiesiog tie ešeriai čia užėjo ir jie visur ganosi, nes iš pirmo metimo ešerys. Gal ilgai nesėdėsim, 5-6 metimus padarysim ir žiūrėsim ir tada krausysimės jau į tolimą. O, va. Labai greitas atsakymas. Din, jau kala.
nelabai eina suprast, kas per žuvis. Oi, kaip yra karštis. Apsiramino taškas mano. Pirmas metimas į tą tolimesnę distanciją 20 kelis metrus ir karšiokas. Ir karšiokas. Galim padėti palaikyti. Ačiū labai. Nedudukas, bet karšiukas. Nu, gal dar ką pasiseks pagaut. Gal ir nereikės mums bėgti tą tolimą tašką. Opa. Paleidimas. Nu, kaip matote, nereikia bijoti lenkiškų sliekų. Antro numerio. Jie pakankamai mažiukai. Baigėsi mano mešlinukai, uždėjom antro numerio, pirmų metimų prašau, baimt ir karšis. Nėra dideli, čia vieną per pusę perkirpau, plus dzikelis, karpyto dzikelio, į šeriklėlę ir į taškelį. Nu ir palauksime. Išlaukimas nebuvo ilgas, ten neatsimenu, apie 2 minutės kažkas. Nu vėl nemaža koja pas mane taške. Karšis, nesąmonė, stambi koja. 3 metimai, 3 žuvis, tai nėra labai blogai, sakykime. Manau, dar keletas metimėlių ir šiai dienai mums užteks. Nu, principė dėl karščio čia reikėjo, aišku, to gyvo pasimti. Reikėjo slieko pakarpimų paimti, mataliuko reikėjo paimti. Na, bet yra, kaip sakant, atostogų važiuoju, stengiasi viską taip minimaizinti. Nors šiuo metu, Aleksote pas mane ten be jokių problemų dabar. Vėverių 51A atvažiuoja gyvų, kokiais nori kiekiais gali pasimti. Didesnį kiekį rekomenduojama pasiskambinti, užsisakyti, kad eilėje atvažiavus nelaukti, kaip sakant, arba kad jų tiesiog būtų. Žmonės važiuoja, žmonės perka, labai sunku apskaičiuoti tos gyvus, kiek jų ten reikės. Veiverių 51A, Aleksote, 6 sandėlys. Smiltynėje tokios vietos nėra. Čia nenusipirksi nieko. Nebent keltis į Klaipėdą, per žvejų parduotuvės ieškotis gyvų. Bet kiek žinau, tai ten irgi pakankamai sudėtinga dėžutė, dar kažkas. Lyg vienai parduotuviai būna, bet ir tai ne visą laiką. Nu ką, draugai, šios dienos didžiausias mano ešerys. Simpatukas. Nu pastatyk ir akezą jaunolis.
Paleidžiame. Šios dienos frazė. Jeigu norite laimėti 50 eurų čekį parduotuvėje apsipirkti tubertinį produkcijos, bus atostogos. Jums dar reikia užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka ir pasidalinti. Ir tikėtis laimėti 50 eurų čekį. Jau ne vienas žmogus laimėjo šį sezoną ir jums gali pasisekti. Sėkmės, draugai. Čia ne žvejyboje, sėkmės loterijai. Ir aš manau, šią džiugę natą ir baigsime savo pasirodymą. Užtenka. Pažvėjom, pakaifavom, praleidom vėlyvą, kaip čia pasakyti, praleidome vėlyvą rytmetį ir ankstyvą pietmetį. Kažkokias pievas kalbučiai iš tikrųjų. Du vienu žodžiu. Atostogų metu pagavom truputėlį žuvies. Smagu, malonu, viskas. Baigiam, užtenka, kaip sakant, visa žuvytė paleista, iš karto, be jokių nelaisvių, be jokių sėtų. Tai va, draugai, kol kas tiek, nei žvyno jum, nei uodegos, iki kitų susitikimų.